pasirodymo. Taigi, labas vakaras visiems, paleidžiu skaidrės ir šiuo metu aš matau tiesiog skaidrės, tai jeigu ką rašysite susirašinėjimą, nematysiu. Jeigu kažko norite paklausti, tiesiog įsijunkite mikrofoną ir sakykite. Ir pranešimo pabaigoje, aišku, aš daugiau pašnekėsiu ir apie klausimus, apie tai, kas jums yra aktualu. O kol kas pradėsiu nuo tos dalies, kur esu pasiruošęs. Tuo tarpu tiesiog patikrinkite, ar jūsų mikrofonai išjungti, kad kartais pašiliniai garsai netrukdytų ir visi galėtumėm patogiai mėgautis šio vakaro programą. Ką šiandien darysiu? Šiandien papasakosiu, mano supratimu, praktinių patarimų, kurie yra naudingi lygumų slidinėjime. Aš pats esu tas, kuris slidinėjimu užsiemu ir gyvenu tame jau apie 20 metų, dalyvau poroje olimpinių žaidynių ir taip pat mokinu kitus. Mokinu kitus jau apie 10 metį ir per tą laiką teko mokinti ir pradinukų, pradedančių mokinti ir jaunų sportininkų, tiek lietuvių, tiek užsieniečių ir pastebėjau tam tikras tendencijas, kad mes visi esame tiesiog žmonės, turim tam tikrų nuostatų, kurios kartais mums trukdo išmokti ir turim tam tikrų savisaugos instinktų, kurie taip pat mus apriboja nuo tobulėjimo. Taip pat, aišku, yra ir fizinis pasiruošimas, bet gera žinia, kad Lietuvoje mes esam šiaip fiziškai gerai pasiruošę. Tai neturėtų būti vienas iš dirgiklių trukdančių taisyklingai slidinėti. Tai daugiau technika ir tam tikri vidiniai blokai. Prie viso to ir prieisim. Ir šio vakaro kalbėjimą noriu pradėti nuo to, kad pasikalbėtumėm apie aprangą. Iš esmės, kaip reikia rengtis einant slidinėti. Pirmas dalykas, tai, ką turbūt girdėjote, tai kad rengtis yra sluoksniais. Ir vienas iš pirmųjų sluoksnių, kurį aš visada naudoju, nepaisant to lauke +5 ar -15, tai yra visada apatinis sluoksnis. Jis gali būti šiltesnis, šaltesnis, bet esmė, kad jis turi būti. Ir taip, dažnai, paprastai galima gana pigiai įsigyti sintetinę aprangą, kuri veikia, puikiai garina orą, tai yra prakaitą, leidžia kvėpuoti odai ir neleidžia mums sušalti. Minusas tik tiek, kad sintetinę aprangą reikia visada skalbti po treniruotės, priešingą atveju jinai turi kvapą ir taip pat gali sukelti alergiją mūsų odai. Tai kaip alternatyva, aš turiu tiesiog merinos vilnos apatinę dalį, kuri man padeda išlaikyti šilumą šalia kūno. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, tai yra antras sluoksnis. Ir antras sluoksnis gali būti tokia kaip bėgimo apranga, tiesiog aptempiama apranga visam kūnui, bet jeigu jūs nesate tie, kurie lenktyniaujate arba tokios aprangos neturite, tai gali būti tai pakankamai prabangi investicija. Nes tokia apranga vis tiek kainuoja bent jau 100 ar kelis. Jeigu bandome įsigyti naują, tai kainuos brangiau, jeigu antrinėje rinkoje, tai bus šiek tiek pigiau. Tas dalykas yra patogu tiems, kurie yra aktyvūs ir smarkiai užsiemate kitomis sporto šakomis, tai tuomet galite labai lengvai, komfortiškai, neprakaituodami ir išlaikydami šilumą kelias valandas slidinėti kaip profesionalai. Priešingą atveju, jeigu esate pradedantysis arba sportuojantis rečiau, ne taip intensyviai, kuo puikiausiai tinka ir apšilinė apranga. Tai šiuo atveju aš tai vadinu kaip trečias sluoksnį, bet ką aš noriu iškomunikuoti, kad čia svarbu yra sluoksniai. Ir priklausomai nuo to, kokia temperatūra, mes tuomet renkamės keliais lygiais. Tai pats pirmas yra apatinė, liaudiškai tariant, kalconai ir antras yra kaip alternatyva, o kaip galimybė, o trečias yra tas, kuris mūsų šildo. Aš dar sekundėlę pasitikslinu, girdžiu kažkokį garsą, tai noriu patikrinti, ar visi mikrofonai yra išjungti. Ir matau, kad... Taigi, vieną pritildžiu, grįžtu prie skaidrių. Taigi galime rengtis sluoksniais ir jeigu mums per šilta, tiesiog vieną sluoksnį nusiemam. Dažniausiai klaida būna ta, kad mes tiesiog per šiltai užsidame, jaučiamės taip, kad laukia šalta, reikia šiltai apsirengti, kad nesušaltumėm. Reikia užsidėti mažiau ir sušilti per fizinę veiklą.
Aš daugiau 3 sluoksnių ir nedėviu. Kitas dalykas, kas labai svarbu, tai yra užsidengti kaklą. Turbūt visiems teko girdėti arba daugumai mūsų apie kaklaskarės, tokios kaip bufo vadinami originalai, kurie užsideda ir laiko šilmą šalia kaklo, tai iš esmės neleidžia vėjui atšaldyti gerklės. Kitas dalykas tuomet kepurė arba juostelė, pirštinės, na ir žinoma, kojinės, kurias galėtume po to pakeisti po slidinėjimo. Iš esmės šie pagrindiniai principai ir jūs galite pirkti specializuotą aprangą, skirtą slidinėjimui, arba tiesiog laikytis tokių dėsnių. Tikslas tik tiek, kad apranga kuo labiau kvėpuoja, tai tuo geresnė ir paprastai dėl to sportinė būna ypatingesnė. Jeigu rinksite sintetinius dalykus, tai žinokite, kad teks dažniau skalbti. Jeigu rinksite tokius kaip merino vilna, tuomet skalbti nebus tai būtina, bet taip pat ir negalėsite taip intensyviai sportuoti prakaituoti. Judame toliau. Kitas dalykas, tai yra klausimas, kurį dažniausiai gaunu apie slides. Kaip išsirinkti tinkamas slides, kas yra tinkama, kaip man nuo ko pradėti, kas geriausia. Ir čia noriu supažindinti jūs su 4 klasikinių slidžių tipais. Kodėl 4? Todėl, kad aš žinau 4 skirtingas kategorijas ir jos visos yra klasikinės. O kas yra klasika? Tai yra tas stilius, kai važiuoji lygiai tiesiai vežėmis. Tiesiai. Visą laiką tiesiai. Tiesiai. Labai panašiai kaip traukinys geležinkelio bėgiais. Ir... Atsiprašau. Taip. O jūs skaidrės rodot? Mes jų nematom. Ai, ačiū, kad pasakėt. Ok. Labai gerai. Tuomet grįžtu į tai ir... Tai tuomet tikiuosi, kad taip įspūdingai pasakojau, kad tik dabar kilo klausimas paklausyti, kodėl jūs nematote nieko. Bet iš tikrųjų... Jo, kažkaip tai galvojam, kad skaidrė žodį minėtum, bet mes jūs tik tai matom. Taip, tai gerai. Ačiū tada, kad pasidalinate. Ar skaidrės matote dabar? Taip, dabar matom, ačiū. Labai gerai. Tai dėka jūsų įstraukimo dabar galim kokybiškai žiūrėti. Kadangi minėjau apie aprangą, ne, tai minėjau skaidrės. Tai čia yra pirmas sluoksnis, vadinami liaudiškai kalsonai. Antras sluoksnis tai lenktyninė apranga, kuri gali būti. Ir trečias sluoksnis tai yra apšilinė apranga, kuri maždaug taip atrodo. Tiesiog, kad įvesti į kontekstą. Ir dabar tiesiog noriu grįžti prie slidžių ir ką sakiau apie skaidrės, tai yra, kad 4 tipai slidžių. Pats pirmas tipas tai yra tas, kur slidės per vidurį yra be nieko. Be žvynelių, be plaukelių, be nieko tokio, ant jų reikia tepti tepalą. Ir dažnai iš to yra netgi mūsų pačių vartojamas lietuvių kalboje posakis tepti slides. Tai tepti slides reiškia būtent tepti tą vidurinę dalį, kad jinai prikiptų prie sniego ir galėčiau pasispirti. Ir paprastai nuo ankstesnių laikų tai būdavo tas vienintelis stilius, kuriuo mes slidinėdavom, galėdavom slidinėti. Tik minusas su šitom tepamom slidėm yra tas, kad jas reikia praktiškai kiekvieną kartą prieš einant slidinėti tepti. Ir jeigu anksčiau būdavo tiesiog 3 tepalai, reiškia šaltam orui, labai šaltam orui ir šiltam, tai dabar jų yra begalė. Dabar yra kiekvieno gamintojo bent jau 50 pasirinkimų ir dar gamintojai skiriasi. O mes kartais norim paslidinėti. Tai jau nuo seniau buvo atsiradęs būdas, kada galima spirtis prispaudžiant slidę su žvyneliais. Ir žvynelių principas yra toks pat, kad tiesiog žvyneliai užsikabina už sniego ir neleidžia slysti. Bet su žvyneliais yra toks minusas. Jie skleidžia garsą ir gana ženkliai sulėtina slides. Tai taip, jos atlieka darbą, bet jos turi būti būtent tokio storio, tokio svorio, atitinkti jūsų svorio kietumą. Nes kietumas tai reiškia, kad ant slidžių būna parašyta, kokio svorio žmogui skirtos slidės. Ir jeigu tas netitinka, tai tiesiog slidės gali stovėti, neslysti ir nebus džiaugsmo. Tai šitos geriau slysta, bet jas reikia tepti, tos yra lėtokos. Tuomet yra ir dar vienos slidės. Yra tokios slidės, gal kam, jeigu kas turite ar matėte, galite pasidalinti čiate, parašyti, kad turi tokį kaip smėlį
smėlį tai tarsi švitrinį popierių. Jis nėra toks šiurkštus, bet jausmas, kad šiek tiek grublėtas. Ir būtent šitos slidės veikia panašiai kaip žvyneliai, bet jos yra skirtos tokiai temperatūrai, kokią mes turime šiandien. Kada oras yra apie 0, pliusą, galbūt -1, minkštas limpantis sniegas. Tai tokiu atveju tokios slidės tobulai tinka tokiam orui, jos puikiai atsispiria ir nekimba ir slysta toliau. Saunom būna vargo, kad tiesiog daug sniego prilimpa. Minusas yra tas, kad tokios oro sąlygos būna ne visada. Ir tuomet jos būna tokios praktiškos, tai reikia jas turėti būtent tokiam orui. Ir paprastai visi profesionalai turi tokias slides, jos vadinasi zero, tai būtent oro temperatūra, kada būna nulinės. Jos yra geros, bet jų pačios geriausios savybės atsiskleidžia tada, kai būna nulinė oro temperatūra. Tai iš praktikos pastebėjau, kad tai geriausia būna Karpatuose, būtent toj daly Čekijai, Lenkijai, Slovakijai. Tuose kalnuose tokios oro sąlygos būna dažnai. Jau keliaujant į Skandinaviją arba į Alpes, ten būna šalčiau. Ir šitos slidės jau ištraukiamos būna labai retai. Ir, sakyčiau, naujausias dalykas tai yra slidės su kilimėliais. Anglų kalba vadinasi carpets. Tai kilimėlis irgi atlieka panašią funkciją. Jis į priekį slysta, o atgal įsikabina ir sustabdo slidę. Tai iš mano praktikos aš pats mėgstu slidinėti tokiomis, nes jos yra smagesnės, greitesnės ir mano technika vertinu yra pakankamai gera, kad galėčiau pasispirti ir to mėgautis. Bet kai mokinu pradedančius žmonės, aš visuomet naudoju šias slides. Kodėl? Todėl, kad kilimėlis yra iš esmės labai artimas tam pirmam variantui, jos tinka visoms oro sąlygoms ir jos, galima sakyti, užtikrintai laikys slides. Tai ypač, kai reikia mokinti ir jeigu yra daugiau žmonių, tai man būtų didelis vargas atitaikyti kiekvienam tinkamai patepti, tai šitas yra puikus sprendimas. Ir jau kas norite įsigyti savo slides ir jums žinote visų šitų 4 tipų, tai jeigu turite galimybę rinktis, rinkitės būtent su kilimėliu. Gamintojas nesvarbu, svarbu, kad būtų kilimėlis, bus jums tuomet ramu. Tai čia apie 4 tipus klasikinių slidžių. Klasikinės ir gali būti 4 tipai, kokie egzistuoja rinkoje. Taip pat mes turime ir tokias slides. Vadinamas čiuožėjo, angliškai skate, tai dažnai žmonės ir vadina skate jas. Ir ką jos reiškia? Tai reiškia, kad čiuožėjo slidės neturi nei vienos savybės, ką turi šitos. Iš esmės, čiuožėjo slidės yra slysta visų paviršiumi. Nieko ant jų papildomai tepti nereikia, iš stabdančių tepalų. Tepasi tik tokie, kurie greitina, tai kaip kažkas panašaus kaip į vašką, vadinami parafinai. Ir viskas. Jos tik slysta. Ir būtent dėl to čiuožėjo slidės yra labai populiarios Europoje kalnuose, kadangi nereikia nieko daryti, tiesiog užsidėti ir galiu slysti. Karts nuo karto reikia jas pavaškuoti ir visą laiką galiu slysti. Pas mus, mūsų regione ir Skandinavijai daugiau populiarios yra klasikinės, klasikinės, kurios yra slystančios tiesiai. Tuomet daug lengviau pasimėgauti to sporto, kadangi klasikinis stilius yra artimesnis ėjimui, bėgimui. Čiuožėjas yra greitas ir smagus, bet yra šiek tiek modernus ir tiems, kurie nečiuožinėja pačiūžom arba kalnų slidėm nėra buvę, patys praktiškai nepagaus šito stilio, bus labai sunku važiuoti. Tai reikia būti patyrusiu kitose sporto šakose, kad šitą intuityviai galėčiau pagauti. Tai kol kas tiek ir būtų apie slides, kad čiuožėjo slidės neturi nieko, o klasikinės turi 4 tipus. Rekomenduojamas pradedančiajam yra tas, kur su kilimėliu. Čia tiek apie slides, ką norėjau jums perteikti. Kilo klausimų, galite dabar sakyti iš karto arba padiskutuosime vėliau. Gerai, tai jeigu nieko nesakote, tuomet judu toliau. Apie taisyklingą laikyseną. Kas yra laikysena? Tai yra, kokioj padėtyje turi būti mano kūnas, kokioj padėtyje turi būti mano inventorius ir kokią laikyseną iš esmės aš turiu laikyti. Kodėl laikysena? Todėl, kad kai kurie iš mūsų vertame, kad slidinėjimas yra begalinių pastangų reikalaujanti sporto šaka. Mes labai pavargstam, labai prakaituojam ir labai daug jėgų prarandame. Bet iš esmės tai vargina ne dėl to, kad sporto šaka tokia sunki,
bet daugiau dėl to, kad mes nepagauname arba nesuprantame, kur yra tas tobulas balansas. Ir kai nežinome, kur yra tobulas balansas, tuomet viską darome jėga ir pats sportas tampa labai sunkus. Tai būtent dėl to aš pagalvojau pradėti nuo tam tikrų pagrindinių laikysenų, kuris išsprendžia begalę problemų. Ir viena pirmoji, tai būtų slidės. Centrą. Ir kai mes užsidame slidę, tai tuomet spaudimas vyksta būtent toje vietoje, kur apkaustas, kur yra pirštai. Kur jungiasi ypatingai pirštai su mūsų pėda. Ten yra pats sąnarys. Ir jeigu mes stovėsime ant tos dalies, kur yra svoris ant priekinės pėdos dalies, mes visada išlaikysim pusiausvyrą, nenugriūsime. Dažniausiai griūname dėl to, kad svorį pedame ant kulno, ant visos pėdos, tuomet slidė pradeda slysti toliau. Ir čia pirmas dalykas, ką noriu perteikti apie pėdą, tai kad yra svoris visada priekinėje pėdos dalyje. Ar dabar tik noriu pasitikslinti, čia turėjo judėti video, ar matėte video tuo metu, kol šnekėjau? Matėm. Labai gerai. Tai aš judu prie kitos skaidrės, kito video, kad būtų tada smagiau įdomiau žiūrėti. Kitas video yra apie tai, kaip reikia išlaikyti visą kūną. Ir kas yra su kūnu? Su kūnu yra taip, kad kūnas tiesiog turi būti tiesia nugara, krūtinė pakelta, pilvo presas įtemptas ir iš esmės aš tarsi turiu remtis kūnu, krūtinė ir dubenį į priekį, tarsi įsiremti į tarpdurį, staktą esančią tarp durų, aplink duris tiksliau. Ir visa mintis yra tame, kad aš tiesiog išlaikau tiesų kūną ir su tuo kūnu virstu į priekį. Ir tokiu atveju, kai virstu į priekį, tai mano kūno svoris tarnauja taip, kad jisai, kai grįšiu į ankstesnę skaidrę, grįžta prie to, kad mano svoris būna tiesiai per patį vidurį. Tai vietoj kur apkaustas, kur dabar matote play ženkliuką. Ir virstant, mano slidė lieka po manimi. Po manimi tai reiškia, kad jinai visą laiką yra... Tai reiškia, kad visą laiką būtent čia, kur pats centras apskritimo, yra spaudimas. Jeigu aš esu pasviręs į priekį. Ir jeigu spaudimas yra per svorio centrą, tai slidė tarnauja man, jinai slysta po manimi. Priešingą atveju, jeigu svoris keliauja ant kulno, tai reiškia, dubuo yra virš kulno, tai tuomet slidė pradeda greičiau slysti negu aš. Ir visas menas, apie ką aš vėliau šnekėsiu, tai bus apie tai, ką daryti su kūnu, kad kūnas būtų virš tos dalies, kur yra pirštai, o ne per virš kulno. Ir čia yra demonstracija. Čia yra demonstracija tiesiog, kaip slidė pati slysta, dėliojant svorį visada ant priekinės pėdos dalies. Tiesiog dedu ir slidė slysta pati. Kitame video pamatysite, kaip klasikinis stilium tas atrodo iš šono. Ir ypatingų pastangų nereikia, tiesiog užtenka padėti slidę ir jinai pati slysta. Čiuožėjų stiliumi, tuo laisvuoju stiliumi, skate stiliumi, yra principas tas pats. Tiesiog užtenka dėti koją natūraliai. Ir ką pradžioje aš dariau, tai tiesiog žingsniavau visą pėdą, slydimo labai nebuvo, bet vėliau pradėjau daugiau ir daugiau svorio dėti ant priekinės pėdos dalies ir slidės pradeda slysti pačios. Tai tas paslydimas priklauso nuo to, kaip aš paspaudžiu pėdą. Tai jeigu labai paprastas dalykas, ką įsiminti, tiesiog spauskite priekinę pėdos dalį ir slidė slys pati. Stumt nereikia, nieko daugiau nereikia, tai tiesiog priekinę pėdos dalį. Taip apibendrinant, laikysena visa tokia, kad aš linkstu į priekį ir dubuo pasviręs į priekį, o apkrovant slidės būtent toj vietoj, kur pėdos priekis. Kai išsiaiškinom, ką daryti su kūnu, kokį laikyseną išlaikyti, tai supratom, kad iš esmės mes visą laiką linkstam į priekį. Tas jausmas yra toks, tarsi aš eičiau pajūry prieš labai stiprų vėją. Ir kad jis manęs net loštų, man tiesiog reikia linkti į priekį visą laiką.
Tai kažkas panašaus yra ir važiuojant ant slidėmis. Aš tarsi visą laiką krentu, bet kadangi po mano kojomis yra slidė, aš niekuomet nenukrentu, nes slidė tą kritimą išnaudoja kaip energiją slysti. Ir čia pirmasis dalykas, apie kurį aš jums noriu iškomunikuoti, kad tai yra pirmasis savisaugos instinktas, kurį mes turime nugalėti. Baimė nenukristi, o kai bijau nukristi, tada noriu pastatyti koją į priekį. Ir kai išmokstu pasiduoti tam, nesisaugoti, ordėti ir leisti kristi, mane visuomet išgelbė slidė ir slidė perima tą energiją kaip slidimo energiją. Taip tai gąsdina, galima su to daryti pratimų, bet kai pajuntam, kad viskas gerai su kritimu ir kad kritimas konvertuojasi į slidimą, vėliau ta baimė dingsta. Bet tiesiog atsiranda instinktas, kad viskas gerai, nereikia nuo to saugotis. Tiek buvo apie kūno laikyseną, dabar pakalbėsime apie lazdas. Ir pastebėjau, kad su lazdom dažnai būna toks dalykas, kad nuo lazdų pavargsta rankos, skauda pečius ir kitokie dalykai, kad tai labai vargina, kad lazdų naudojimas vargina. Ir noriu paaiškinti, kodėl tai vyksta ir kaip reikia naudoti kūną, kad jų neskaudėtų. Čia pasistengsiu paaiškinti šitame video, kaip ir kur reikia statyti lazdas. Tai dažniausiai būna tai, kad mes lazdas statome tiesiog per aukštai ir siekiam per daug. O mintis yra tame, kad mums nereikia aktyviai spausti lazdomis, save stumti. Mums tiesiog reikia padėti lazdas šalia savęs prieki krūtinės ir idealiu atveju rankos krūtinės aukštyje. Ir tuomet, kai pasisviriant lazdų, tai mano paties kūno svoris lazdas išnaudoja kaip svertus ir mane stumia į priekį. Tai mintis tokia, kad mūsų natūralus instinktas nori dirbti rankomis, spausti, o mes atveju mes tiesiog turim atsipalaiduoti ir pasikabinti ant lazdų. Ir kas čia nutinka? Mes vėl patenkame į tą stadiją, kai įsijungia savisauga. Ir nesijaučiam saugiai kristi. Niekas nenori nukristi ant veido. Bet kai mes pajuntame, kad tas virtimas konvertuojasi į slydimą, tuomet mes norim tą daryti toliau ir toliau. Tai čia toks kantrybės žaidimas. Reikia truputėlį išlaukti. Padedu lazdas, pasikabinu, laukiu, krentu, noriu kostyti priekį ir pradedu slysti. Ir kai pradedu slysti, tada noriu tą kartoti ir kartoti ir kartoti. Taigi čia yra demonstracija. Taigi, mintis, kad su krūtine, rankų mostas kelia visą kūną, aukščiau kelt nėra būtina. Ir ką čia parodžiau, kad iš esmės bandau išlaikyti trikampį. Matot, petys, alkūnė, ranka suformuoja simetrišką trikampį. Jeigu taip būtų lengviau atsiminti, kokiu atstumu ir kokiu laikysenu turi būti rankos. Ir jeigu matote, alkūnės yra pašoniai, ne priekį išneštos. Dabar žiūrėkime, kaip atrodo veiksmas. Ir čia nepaisant to spirimės viena ar dviem rankomis, bet padėtis labai panaši, tiesi nugara, alkūnės pašoniai ir remiamės. O dabar veiksmas, kaip tas atrodo praktikoje. Dabar po vieną lazdą, tiesiog labai lengvai statom. Ir pakartosiu dar kartelį. Tiksliau, pabandom pakartoti. Ir mintis tokia, kad ranka tikrai turėjo pasikartoti. Dabar turi pasikartoti. Taigi, mintis tokia, kad ranka nenukeliauja toli, tai tiesiog yra priešais ir, kas labai svarbu, turi prakeliauti pro dubinę. Jeigu sieksime per daug, mes nepasieksime dubens. Čia buvo viena ranka, o dabar parodysiu, kaip tai veikia abiejomis rankomis lazdomis. Ir ką čia aiškinu, tai yra, kad mes visuomet norime išlaikyti kampą, kai pastatome lazdas. Lazdos nekeliauja į priekį, bet jos turi būti įsmeigtos idealiu atveju šalia mūsų kulno. Ir kaip matote, lazda yra pakankamai arti viso kūno. Kodėl? Todėl, kad aš turiu laikytis už lazdos. Ir jeigu daiktas, kažkurio laikausi, yra toli nuo manęs, tai man reikia labai daug
jėgos. Jeigu daiktas, už kurio aš laikausi tvirtai įsikibęs ir arti manęs, tai man sąlyginai reikia mažiau jėgos. Ir būtent dėl to lazdas, kaip matot, statomas pakankamai arti. Statom šalia kulno, įsiremiam ir tuomet mes galime visų svorio pasikabinti. Na ir dabar praktika. Ir čia iš esmės norėjau pademonstruoti, kaip lengvai tai vyksta. Kad jeigu tiesiog statau šalia kulnų, man tiesiog užtenka pasikabinti ant lazdų. Ir nors atrodo, kad aš stipriai dirbu rankomis, spaudžiu, bet iš tikrųjų, ką aš darau, aš tiesiog bandau užvirsti visų svorį ir mano rankos pačios intuityviai įsijungia. Tai valingai jų spausti tikrai nereikia. Dabar šiek tiek bus daugiau energijos, kada netgi šokstelsiu į viršų. Bet principas tas pats. Netgi ir greit, jeigu važiuoju, lazdas visuomet statomas šalia pėdų. Ne į priekį, bet tiesiog šalia pėdų. Taigi apie lazdą supratom tiek, kad lazdomis važiuodami mes norime jas pastatyti arti savo korpuso, kad būtų trikampis su mūsų ranka ir smeigti kažkur šalia kulno. Ir šioje vietoje ką? Kitam video netgi matote, kad principas tas pats. Važiuojant po vieną lazdą, esmė yra ta pati, kad tiesiog mes statome lazdą šalia kulno labai lengvai, net arti krūtinės ir ranka turi būti mojama pro dubenį. Tai kad neturi kažkur toli nukeliauti. Visada turi pasiekti dubenį. Taip juokais netgi galima sakyti, ranka turi keliauti iki kišenės. Geriausiu atveju galinės kišenės. Tuomet lazda puikiai atlieka savo darbą ir dubuo yra išlaikomas. Toliau. Apie lazdas pašnekėjau. Aš žinau, kad galiu skambėti šiek tiek sausokai ir labai daug techninės informacijos, bet noriu tiesiog esminius dalykus jums perteikti. Taip, tie esminiai dalykai yra apie lazdą tokie, kad lazdos jokiais būdais kelt kažkur aukštai nereikia, užtenka tiesiog išnešti į krūtinės aukštį, rankos yra pašoniai, alkūnės šalia šonų, šalia šonkaulių ir smeigiu šalia kulnų. Viskas. Tokiu atveju aš tiesiog pasikabinu ir lazdas daro savo darbą. Daugiau galvoti nereikia, aš rekomenduoju daugiau apie tai negalvoti, tiesiog eiti praktiką, tai ištestuoti, pabandyti. Galima klausimą? Taip. Kokio ilgio turėtų būti slidės visų pirma ir lazdos pačios ir kaip tai skiriasi pagal slidinėjimo stilių? Labai gražus klausimas, į kurį pasimėgomis atsakysiu. Tai klasikinės slidės profesionalam yra iki riešo. Stovint, iš esmės iki riešo, tai mano slidės būdavo apie 205 iki 207 cm ilgio. Čia profesionalam. Tai reiškia, jūsų gali būti iki tiek arba šiek tiek trumpesnės, priklauso nuo profesionalumo lygio. Ką reiškia ilgos slidės atitinkamos tą ilgį? Tai tas pats kaip ilgesnė, aukštesnės klasės mašina yra stabilesnė prie didesnio greičio, lengviau ją valdyti. Bet lygiai taip pat ta ilgesnė, stabilesnė mašina yra daug sunkiau manevruojama mažoje aikštelėje. Tai mokinantis gali būti su ilgesnėm šiek tiek sunkiau apsisukti ir padaryti žingsnius, bet kai valdysite, tai ta siekiamybė, kuri jums būtų tinkama. Tai jeigu pradžiai, tai galite imti net ir keliais centimetrais trumpesnę iki 10 cm. Besimokinant. Čia apie klasikinis. Čiuožėjų grubiai turėtų būti 10-15 cm trumpesnės. Irgi parinkamas pagal ūgį. Tai jeigu mano klasikinis yra 207 cm, tai mano čiuožėjų gali būti 190 2,95 cm. O mano ūgis yra 1,78 m. Įsivaizdavimui. Tai skaitos taškas būtų iki riešų, klasikiniams, ir minus 10-15 cm čiuožėjo slidėms. Dėl slidžių. Taip, dėl lazdų kitas dalykas.
klasikinės lazdos pradedančiajam keliauja iki pažasties. Jeigu neužsiemate kitą sporto šaką, tarkim, pilo presas nėra stiprus arba nugara nėra tvirta, tai rekomenduoju pradėti nuo to, bus lengviau. Jeigu vis dėlto sukirbėjo tokia mintis galvoja, kad aš turiu jėgos, tai apie ką mes čia šnekam, tai tuomet galite eiti aukščiau ir iki peties. Praktiškai iki to taško, kur yra petis, tokiu atveju jūs tiesiog turėsite daugiau jėgos. Bet su jėga, jeigu jūs neturite, jums lazdos truputėlį maišys ir gali būti, kad tas sutrukdys technikai pajausti. Tai geras būdas, kurį aš darau, tai aš visada, kai pradedu mokinti, tai duodu lazdas iki pažasties ir jeigu matau, kad žmogui viskas gerai sekasi, jam tiesiog jūs per greit statosi, greitis per didelis ir trūksta jėgos, tai tuomet duodu aukštesnės, jis pradeda važiuoti. Tai su lazdom atsakymas, klasika, iki pažasties pradedančiam, iki peties patyrusiam, jau kietam. Čiuožėjų, skate laisvuoju stiliumi, yra šiek tiek kitaip. Grubiai apie 10 cm iki 15 ilgesnis negu klasika. Tai jeigu klasika yra su pečiu, tai čiuožėjų eina iki barzdos arba netgi gali būti iki lūpų ar nosios. Iki barzdos tai jau mėgėjams arba tie, kur slidinėja, tiesiog moka slidinėti. Tai iki barzdos tuo metu jau, kai turite greitį ir jaučiate, kad mėgate slidinėjimo, pradedant mokintis, tai užtenka ir trumpesnių, nieko baisaus. Bet tiesiog, kai jau turėsite greitį, jos jau bus per trumpos. Toks jausmas, kad tos lazdos nieko nepadaro. Ir jeigu esate patyręs, stiprus, sportuojantis kitos sporto šaką, pavyzdžiui, crossfitą arba irklavimą, kada nugara tvirta, tai tuomet ir jau gali lazdos eiti iki lūpų, kai tuomet pilnai išnaudosite greitį. Dabar su lazdom toks dalykas yra, kad lazdų pailginti niekada taip ir neišeina, bet patrumpinti visada galima. Jeigu kartais pasimsite per ilgą, pajus, kad per ilgą, tai principas paprastas, tiesiog nusiema rankinėlę, ją reikia šiek tiek pašilti karštą vandenį arba ne buitiniu, bet pramoniniu fenu, kuris naudojamas kaitinti medžiagoms. Ir viršutinėlę patrumpinam ir galim tuomet grąžinti rankeną ten, kur buvo ir lazda bus trumpesnė. Tai jeigu renkatės inventorių, tai pasakyčiau, kad pradžiai išbandyti tą trumpesnį variantą, pasiskolinus arba išsinuomavus arba atėjus pamoką ir tada pajausit, ar jums reikia ilgesnio inventoriaus arba trumpesnio. Jeigu tam galimybių nėra, tai tada vertinkite pagal savo fizinį pasiruošimą. Jeigu esate stiprus, tai klasika iki peties, čiuožėjai iki lūpų. Jeigu esate neintensyviai sportuojantis, tai galite pradėti tiesiog iki pažasties arba čiuožėjų iki smakro. Tai tiek, tikiuosi atsakiau iš inventoriaus klausimus. Labai išsamei, ačiū. Ačiū. Dabar einame į kitą dalį, kur kalbėsime apie tai, kaip įveikti kalną. Ką tai reiškia? Kad slidinėjimas susideda iš tokios dalies. Reikia įslysti, pačiam įkopti kalną, po to leistis. Ir iš tikrųjų aš pats pradėjau slidinėti dėl to, kad man buvo smagu nuo kalniuko nusileisti. Tai kad nuo kalniuko nusileisčiau, reikia kažkaip jį įkopti. Ir pastebėjau, kad kartais kalnas kai kuriems būna neįveikiama kliūtis ir tiesiog norisi lipti šonu, tiesiog dėlioti kojas arba šis nusimti slides ir lipti. Tai nėra būtina, tai yra išsprendžiama ir noriu pasidalinti keliais dalykais, kurie visą tai gali sutvarkyti. Klasikai kalną. Klasikiniams slidėmis, tos, kur slysta tiesiai, ką reikia daryti? Pirmas dalykas, ką reikia suprasti, kad mes tokiamis slidėmis neturėtumėm spirtis kažkur, bet mes turim suprasti, kad mes visą energiją skiriame kilti viršų. Ir kaip man dabar demonstracijos, striksėjimas yra. Tai tiesiog turi striksėti. Jokiais būdais negaliu spirtis atgal, nes jeigu spirsis atgal, mano slidė praslys. Ir tiesiog negalėsiu lipti. Ir jeigu taip striksėsiu ir taip po truputėlį į kalną lipsiu striksėdamas, galim sakyti, kaip ožiukas į kalną striksėdamas, tuomet į didžiąją dalį stačiųjų kalnų aš tiesiog galiu tiesiai važiuoti. Taip atrodo važiavimas į kalną striksint. Ir dėl to atrodo, kad aš šiek tiek tupinėjau. Tai ką aš minty galvoju, kad aš striksiu ir kaip pamenate, kalbėjau apie pakeltą krūtinę ir virtimą į priekį,
Tai labai svarbu išlaikyti nosį pakeltą, krūtinę pakeltą ir dubenį pirmyn. Tuomet mūsų kūno svoris prispaudžia slidžią ir striksėjimo visiškai pakanka, kad į kalną šokinėčiau. Vėlgi, du dalykai. Laikysena ir striksėjimas ir viskas. Tiesiom slidėm į kalną važiuoju. Didžiąją daugumą kalnų. Lygiai tas pats veikia ir į tuos labai stačius, kurios teko matyti per olimpinės žinias ar per eurų sportą. Principas yra lygiai tas pats, tik tiesiog reikia dar stipriau pakelti krūtinę ir dar stipriau striksėti. Nepaisant to, būna tokių kalnų, kur tiesiog nepavyksta įstriksėti. Tiesiog oro sąlygos tokios, kad slidės praslysta, arba kalnas labai status, arba tiesiog mes pavargę. Ir tokiu atveju yra alternatyvus būdas įvažiuoti į kalną. Ir jis yra tuomet, kai mes stovime V formą. Kai stovime V formą, nesiaurai, bet va taip V formą, tuomet labai svarbu vėl įtempti sėdmenis, versti į priekį ir kristi kelius į priekį. Tai jeigu čia matote, tai mano keliai, būtent centras apskritimo, yra lygiai virš piršto. Ir kas dar įdomu, kad mano dubuo yra lygiai virš kelio. Ir mano krūtinė yra virš dubens. Tai iš esmės ir nosis taip pat. Visas mano kūno svoris yra virš čia. Esu V formos ir pasviręs į priekį, kad mano keliai būtų virš tokios padėties. Kas vyksta toliau? Tokioj padėtyje aš tarsi virstu į priekį, bet to nepakanka, kad įvažiuočiau. Tada reikia įsiremti, kaip matote, esminis dalykas, įsiremti lazdomis ir kuo arčiau lazdos yra rankos, kurias laiko lazdas yra arčiau dubens, tuo lengviau su išlaikyti. Kuo toliau bus, kas yra instinktas, natūralus noras siekti rankomis į priekį, tuo bus sunkiau. Tai stenkitės, kai labai sunku lipti, laikyti lazdas arčiau dubens ir jums bus žymiai lengviau. Ir dabar kitas dalykas, nuo ko lengviausia sėdinti, tiesiog linguoti nuo kojos ant kojos ir, kaip matote, daryti mažytį žingsnelį į priekį. O mažytis tai per pusę pėdos. Tiesiog per pusę pėdos. Jeigu žengsim daugiau, tai atraminė slidė praslys ir nepavyks įvažiuoti. Tai vėlgi, linguoju nuo kojos ant kojos. Lengviausias vaizdavimas kaip meškutė nuo kojos ant kojos. Iš filmuko, ne tikra meška, bet tiesiog animacinė meškutė. Ir mažyčiais žingsneliais žengiu į priekį. Tokiu atveju eglute gražiai įlipu į kalną. Lygiai tas pats dėsnis galioja ir važiuojant čiuožimo stiliumi. Tai yra skate style. Čiuožimo žingsnių vėl reikia stovėti plačiai. Ir minusas tai, kad tos slidės lysta ne tik gerai į priekį, bet ir atgal. Laikysena lygiai ta pati, keliai eina į priekį, kojos plačiai, dubuo lygiai taip pat į priekį, smakras pakeltas, krūtinė priekyje, rankos yra arti krūtinės, kadangi lazdos yra aukštesnės, tai nešra dubens krūtinės. Ir lygiai taip pat pradėjau svyruoti nuo šono į šoną, kai reikia stato kalną važiuoti. Ir tiesiog pradedu daryti po mažytį žingsnelį į priekį. Ir to man visiškai užtenka, kad įslyščiau. Taigi, ką turėjote išgirsti ir suprasti, kad kai būna labai statu, jokiais būdais nereikia žengti, tiesiog reikia vietoj linguoti, išlaikyti gerą laikyseną, kad visą krūtinę būčiau pakilęs. Ir mažyčiais žingsneliais per pusę pėdos žengti ir leisti slidėm pačiom lipti arba slysti. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kuris padeda lipti kalną. Dažniausios klaidos – spirti stipriai rankomis ir spirti stipriai kojomis. O ką reikia daryti? Krūtinė pakelta, smakras pakeltas, linguoju nuo kojos ant kojos ir po pusę pėdos mažyčiai žingsneliais aš einu į priekį. Toliau. Demonstracija iš priekio, kaip į kalną linguoju ir kaip matote, man tiesiog užtenka kaip meškutė iš animacinio filmuko linguoti ir kojos pačios slysta į kalną. Atkreipkite dėmesį į krūtinę ir kaip arti rankos, arti kūno. Jokios jėgos nereikia,
Atrodo lengvai, iš tikrųjų ir yra lengvai. Kas sunkiausia, išlaikyti tokią būseną, laikyseną priekyje, kas formuoja per praktiką. Tai dabar esminis dalykas, ką noriu siminti, reikia daryti tingiai. Reikia atrasti poziciją ir leisti slidėm pačiom lipti. Jėga tikrai nepadės ir čia per jėgą neperlaušim. Einam prie kitos skaidrės, kur stengiuosi tiesiog parodyti ilgesnį praslydimą. Tai reiškia, kad aš jau paspaudžiu labiau pėdą ir tada slydimas būna ilgesnis. Turbūt pamenate, kaip pradžioje sakiau, kad būtent pėdos priekinės dalies paspaudimas padeda slidį slysti geriau. Tai čia demonstracija, kai išlaikau tą pačią laikyseną, spaudžiu pėdą stipriau ir neslysta. Rankos atrodo, kad jos dirba, bet iš tikrųjų ne. Jos tiesiog palydi mano kūną ir prilaiko. Rankomis aš pakankamai atsipalaidavęs. Tai viskas apie žingsnelius lipant taip į kalną. Toliau. Kai užlipame į kalną, vienaip ar kitaip, čiuožėjo ar klasikiniu stiliumi, ateina stadija, kai reikia nuo jo leistis. Ir kas baisiausia, kad nuversim, kad nugriūsim, nesuvaldysim, užsigausim, sulaužysim, slidę ar save užgausim kažkaip ir tas gąsdina. Aišku, jeigu mes sukoncentruosim į baimę, tai tikėtina, kad ją ir prisišauksim. Bet ką tada daryti, ką sukoncentruoti? Ir šioje vietoje pradėsime nuo stabdymo. Tai pirmas dalykas, kaip stabdyti. Norint stabdyti, svarbu atsistoti į V formą. Ir svarbu, kad kulnai būtų plačiau negu pirštai. Pėdos plačiau negu pečiai. Kulnai plačiau negu pirštai. Ir matau tokia V formos suformuojama. Tuomet antras dalykas yra labai svarbu, tai yra tiesios alkūnės. Tiesios alkūnės ištiesus į priekį. Tai dvi padėtis. Kojos plūgo formai ir rankos tiesios. Tas ištiesina nugarą. Ir dabar esminis dalykas, kuris stabdo, tai yra, laikant tą pačią padėtį, lenkimas žemyn, siekti rankomis į priekį, kelio aukštyje, kaip matote, kelio aukštė su dubeniu lygiai, ir sėsti atgal. Taip sėsti atgal, kad net jaustųsi, kaip šlaunies raumenys yra tempiami. Dabar pažiūrėkim, kaip atrodo tas veiksme. Atsimenat, vienas. Kojos plačiai, jeigu dabar stovite, galite daryti tiesiog, pabandykite namuose patys tą, atsistokit plačiau, ženkit kūną iš išorę, ištiesiam rankas, alkūnės tiesiai ir sėdam žemyn. Čia demonstracija, kaip nuo kalno leidžiuosi ir tą pritaikydamas sustoju. Leidžiuosi ir dabar bus užspaudimas, sėdimas atgal, kuris sustabdys. Taip. Pabandim pakartoti. Ir dabar atkreipkite dėmesį. Rankos yra dubens aukštė, beveik kelio aukštė. Slystų. Kojos iš tai padėtyje. Matot, keliai šiek tiek sulenkti, dėl to slystų. Ir dabar, kai tik keliai pradės tiesėti, bet išlaikysiu tą pačią padėtį su viršutinė kūno dalim, slidės pradės stoti. Stebėkim. Dabar atsistoju, bet principas aiškus, kad keliai turi būti tiesus, kad slidė visiškai sustotų. Gerai, tai tarkim šitą pabandėm, veikia. Dažniausiai būna, kad jis neveikia tobulai iš karto, bet mūsų tikslas yra tiesiog šiek tiek sulėtinti savo slydimą. Ir to pilnai užtenka. Vėliau per praktiką išmoksti užfiksuoti, taip tvirtai sustoti. Ir tam reikia tiesiog išmokti įtempti tuos raumenis galinius, kurie turi dirbti. Kaip pajausti tuos raumenis, tai labai paprasta. Turbūt visiems pažįstamas pratimas, tiesiai nugarą, tiesiais keliais siekti žemę ir jausti, kaip prasitempia šlaunis gale. Labai panašus jausmas į tai. Gerai, tarkime, kad mes į kalną įvažiavom, nusileis galime, sustoti galime, bet dabar jau esame komforte ir kartais norime ne tik, kad būtinai sustoti, bet besileisdami pasukti. Tai dabar bus pasakojimas, kaip sukti bestabdant. Tai mintis yra tokia,
kad pradam lygiai nuo to paties, kaip mes darėme anksčiau, stabdymo, tai kojas plačiai rankos į priekį, bet norint pasukti, tai reikia, žiūrėkite, vieną koją šiek tiek išnešti į priekį. Irgi nėra labai daug, per pusę pėdos, šiek tiek į priekį. Ir kas tada nutinka? Ta koja išnešta į priekį, jinai pradeda stabdyti daugiau negu šita ir tuomet mes pradedam suktis į priešingą pusę. Tai užtenka daryti tą patį, kaip stabdau, bet tiesiog truputį vieną koją išnešti į priekį ir to pilnai pakaks, kad pradėčiau suktis. Pabaigiam šitą demonstraciją, tada galėsiu parodyti praktikoje, kaip tai atrodo. Taigi, leidžiasi, kaip prieš tai stabdžiau, tas pats. Ir dabar vieną kairę koją išnešu priekį ir mane suka į dešinę. Ir realiai pasukau 90 laipsnių kampu. Pakartosiu video, kad pamatytumėte apie ką čia. Plūgas, stabdymas, rankos tiesiai. Slystų, vieną koją išnešu į priekį ir mane nusuka į priekį. Tai yra ne į priekį, į dešinę pusę. Ir čia esmė, kad reikia išnešti vieną koją į priekį ir tada į priešingą pusę aš pradėsiu sukti. Jeigu man reikia sukti dešinę, išnešu kairę. Reikia sukti kairę, išnešu dešinę. Ir taip valdau. Geriausias pratimas tai valdyti, tai tiesiog leistis nuo kalniuko ir žaisti. Vieną koją išnešti į priekį, kitą išnešti ir reaguoti, kaip į tai reaguoja slidės. Toliau. Šiaip man labiau patinka pasakoti istorijas, bet čia gaunasi labai techninė treniruotė. Kaip pasakyti, techninis dalykas, kaip techniškai viską daryti, kadangi pats esu slidinėjimo instruktorius, tai dėl to tiek tokios informacijos. Ir stengiuosi ją visada apjungti. Tai supratot, kad su nusileidimu yra tarsi tempimo pratimas. Tiesius alkūnės, tiesus keliai ir V forma. Jeigu nori sukti, tiesiog pusę pėdos, vėl pusę pėdos, nedaugiau išnešu į priekį ir mane neša į priešingą pusę. Tai tiek ir reikia atsiminti, o geriausias dalykas eiti praktiką. Jeigu galite, eikite ir šiandien, bet kadangi jau bus vėlu, tai bent pabandykite tą rytoj ir poryt, kai tik bus artimiausia galimybė. Dabar kalbame apie posūkius, kai nesileidžiam nuo kalno, kai esame lygumoje. Ir kartais reikia tiesiog pasukti. Kaip tas posūkis veikia? Mintis yra tokia pati. Mes tiesiog laikome, lygiai taip pat vieną koją šiek tiek priekyje, kai norim padaryti posūkį. Ir šį kartą priekinė koja tai yra būtent ta, kuri turi būti į tą pusę, kur suku posūkį. Tai šiuo atveju aš noriu sukti į dešinę. Taigi ir mano dešinė koja bus šiek tiek priekyje. Ir ką aš toliau darysiu, laikydamas taip koją, pradėsiu dėlioti mažyčius žingsnelius, išlaikydamas dešinę priekį, galinę šiek tiek, kairę šiek tiek gale. Tai po truputį dėlioju, einu ir po to pradedu slysti. Ir taip gaunasi, kad galiu sukti ratu. Taip, gali atrodyti, kad dabar tą sunku pagauti, bet aš tiesiog noriu parodyti, kad aš galvoju lygiai tą patį, nepaisant to, ar aš lėtai einu, ar sukuosi labai greitai. Tai mintis nuo to, kad tiesiog viena pėda priekyje, mažyčiai žingsneliai, kelis pritraukiamas prie kelio, kartoju, iš pradžio einu, sukuosi kaip laikrodžio rodiklė ir tada įsisuku kaip viesulas ir galiu suktis labai greitai. Ir kad tą užtikrinčiau, visada vieną koją turiu truputėlį atsilikti. Vėl dėliojam. Ir nepaisant to, kad slystų greitai, aš vis tiek tiesiog tas kojas dėlioju po truputėlį. Ir taip slidės sukasi. Kaip dabar tai praktikuoti? Įvesti raumenų atmintį. Tai galim suktis ratais, taip, vieną pusę, kitą pusę. Tik bėdelė būna tame, kad po 4-5 apsisukimo truputėlį pradeda suktis galva. Ir tas pratimas džiaugsmo neteikia. Taigi per praktiką atradau, kad daug smagiau ir lengviau sekasi, kai mes tiesiog darome aštuoniukę. Ir kad smagiau tą aštuoniukę būtų daryti, galima atsistoti dviesi tą aštuoniukę atlikti ir bandyti vieną kitą pagauti. Tai tokiu atveju, darant aštuoniukę, mes atliekam pusukį tiek į vieną pusę, na ir šiuo atveju į kitą pusę. Ir dabar stebėkite. Pakartosiu video.
Ir tiesiog noriu stebėti, kuri koja yra priekyje. Tai dabar dešinė suku dešinė yra priekyje, galinė atsilieka, ir dabar atvirkščiai, kairė yra priekyje, dešinė atsilieka. Tai reiškia, kad visada kartuoju tą patį dalyką posūkį ir analogiškai tiesiog labai siaurai vieną šalia kitos kojas pristatau, išlaikydamas vieną koją priekį. Tai tiek būtų apie pasukimą. Viena koja priekį, mažyčiai žingsnelį, kartuoju, kol pradedu slysti. Ta gali naudoti žaisti aštuoniukę, tą gali naudoti apsisukdamas stadione, tą patį gali naudoti ir leisdamas nuo kalno, kad aš nebijau greičio, nenoriu to greičio prarasti ir tiesiog noriu perstatyti kojas, kad kuo greičiau slyčiau nuo kalno. Ir tą turbūt dažniausiai galite pamatyti pasaulio turėjai, kai mato slidininkus, biatlonininkus, besileidžiančius nuo kalno. Labai retai pamatysite, kad kas naudotų plūgą, suktųsi tuo būdu, kada saugus yra. Nes visi nori greičio, visi dirba labai sunkiai, kad greitai važiuotų. Tai tiek buvo apie posūkius bei nusileidimą. Dabar keletą patarimų duosiu, kaip tiesiog šliuožti lengvai ir kokios paslaptys tame yra. Iš dalies kai kurias jas papasakojau prieš tai, bet dabar tiesiog aš noriu apjungti. Noriu kartoti, kad nors vieną dalyką pasiimtumėt savo ir pradėtumėt taikyti. Ir čia tiesiog pasistengiau įjungti kelius dalykus, kurie yra pakankamai universalūs tiek vienam, tiek kitam stiliui. Čia šioje demonstracijoje noriu parodyti, kad jeigu aš spaudžiu iš jėgos, tai pasekmės yra tokios, aš tiesiog virstu ir nieko man nesigauna. Kitu atveju, jeigu aš darysiu taip, kad tiesiog aš noriu slysti, tai šiuo atveju žiūrėkite. Kad slidės man net nėra būtinos, jeigu aš rankas laikau kompaktiškai arti delnai šalia krūtinės, man net slidės nėra būtinos, kad galėčiau slysti, kad lengvai galėčiau praeiti. Ir tai yra svertai, tai yra tiesiog elementari fizika, kurią mes pritaikom sporte. Taigi svarbu netlikti sunkų darbą, bet reikia išnaudoti gravitaciją. Ir dar kartą, kartuoju. Be slidžių man tiesiog užtenka pastatyti lazdas priekį, smeigti šalia kulnų ir viskas. Ir pasikabinus ant lazdų aš slystu į priekį. Tai jeigu norėsite žaidimui, tą galėsite pamatyti, kad pagauti jausmą. Tam reikia tvirtos nugaros, pilo preso ir tas tikrai ir jums pavyks, kad tas sniegas nėra labai minkštas, tą tikrai galite padaryti ir ant batų. O slidėmis, slystant, viskas atrodo ant slidžio atrodo taip, pakankamai lengvai ir organiškai. Vis dėlto atsiprašau, ant slidžio kaip spirti su lazdomis video ir neturiu. Tai eikime tada prie kito stiliaus. Štai tas stilius ir yra. Tai yra ta dalis, kai spiriuosi labai stipriai rankomis. Atrodo lyg ir neblogai, ar ne? Lyg ir galingai spiriuosi, bet vis tiek tokio lengvumo trūksta. Atrodo taip nuoširdžiai stengiuosi. Toks sunkus darbas, kad gal porą minučių galėčiau dirbti, bet jeigu reiktų valandą taip spirtis, tai reiktų labai daug laiko atsigauti. Taigi, kad nereiktų taip stipriai spirtis, yra kita demonstracija, kai aš pasistengiu visą energiją atiduoti tik tam, kad pasikabinčiau ant lazdų. Aš tų lazdų nespaudžiu, tiesiog jas išnešu į priekį ir pasikabinu. Ir tokiu atveju mano lazdos kaip svertai veikia ir mane stumia į priekį. Tai skirtumas yra toks, kad aš lazdų nespaudžiu, tiesiog priešais jas pastatau, pasikabinu, o jos pačios mane pradeda stumti. Kodėl pačios stumia? Todėl, kad aš pakabinu savo svorį ir tas mano svoris yra jėga, kuri mane stumia. Tai papildomai dar spausti rankomis tikrai nebūtina. Ir čia yra viena iš paslapčių, kuri padeda taip lengvai ir elegantiškai slysti slidėmis. Ir dėl to atrodo, kad vieni visiškai be pastangų slysta, o kiti kankinasi. Kitas dalykas. Čiuožėjai stiliumi irgi dažniausios klaidos ir kaip jas išspręsti. Tai pats pirmas dalykas būna toks, kad mes tiesiog bandom spirtis.
Tikrąją tą žodžio prasme bandom padaryti čiuožėjo žingsnį ir pasispirti su slide. Ką reiškia pasispirti? Tai aš iš jėgos stumiu su koja, bandau su to koja tarsi nuspirti tai, kas yra gale, ir paspirtą sniegą, pastumti, taip iš visos jėgos pastumti. Na ir tas veikia, kaip mato čiuožiu. Ar tas atrodo gražiai, ar elegantiškai, ar efektyviai? Na, čia kiekvieno klausimas. Tai yra skoninė reikalas. Bet man tas neatrodo elegantiškai ir man tas neatrodo lengvai ir tikrai nesijaučia lengvai. Tai yra spaudimas. Bet ką daryti kitaip? Ir čia yra kita demonstracija. Ką reikia daryti kitaip, kad būtų daug lengviau. Ir dabar žiūrėkit kitas važiavimas. Tiesiog dėlioju kojas. Atrodo, pastangų nededu, slidė slysta. Ir ką aš darau kitaip? Ogi šioje vietoje aš tiesiog nustoju spirti slidėmis ir sukonstruoju tai, kad reikia tiesiog daryti žingsnelį į priekį. Mažyti žingsnelį per pusę pėdos į priekį, dėti slidę ant sniego ir jinai pradeda slysti. Pažiūrėkime. Vietoj to, kad spirčiausi, aš tiesiog pradedu mažyčiai žingsnelį sėti į priekį. Ir žiūrėkim, kas gaunasi. Slidės pačios slysta. Nereikia jokios jėgos. Labai maloniai gražiai slysta. Gal pasakysite, šiek tiek lėčiau atrodo negu pirmam. Tai dabar, jeigu prisimenate, yra ta dalis. Daugiau linkstu keliais, prispaudžiu priekinę pėdos dalį ir slydimas pagalingėja. Tai žiūrim kitam video, turėtų būti galingesnis slydimas. Ja? Tiesiog daugiau stipriau spaudžiu keliais ir pradedu slysti labai greitai. Tiesiog lygiai tą patį darydamas, žingsniuodamas į priekį. Tiesiog žengiu į priekį, jokio spaudimo žemyn. Tai jeigu kam kyla klausimas, o tai kaip tas pasispirimas, čiuožimo žingsnis labai svarbus, nuo kurio slystu. Taip jis yra, jis egzistuoja, bet jis yra daugiau kaip natūrali pasekmė to, kad aš peržengiu ant kitos kojos. Ir kai žengiu ant kitos kojos, aš net negalvoju, ta atraminė koja pati pasispiria, man nieko nereikia daryti. Ir kai tik pradedu kištis, spausti iš jėgos, viskas sugriūna. Ir tokiu atveju mintimis geriau galvoti, kad žengiu, o mano slidė slysta ir slysta. Dar kartelį. Matote, labai lengvai. Gerai. Čia apie paslaptis. Kitas dalykas, čiuožėjai, kas būna, tai vėlgi, tas sunkus darbas rankomis. Ir kaip matote, važiuoja lyg ir neblogai, bet kame yra reikalas, kad slystų neblogai, bet atrodo tarsi inkarą kažkokį tempį. Tarsi kažką iš paskos tempį ir tas kažkas nematomas. O kas tas yra? Tai vėl aš pradėjau spausti rankomis, stipriai spausti rankomis. Ir kai spaudžiu rankomis, tai kas nutinka tuomet, tarsi įsmingu į tą sniegą ir niekaip negaliu paslysti. Tai lygiai taip pat, kaip spaudžiau kojomis ir neslydau, tai dabar rankomis, lasdomis spaudžiamis, ko sakiau, prieš tai nereikia daryti. Sprendimas. Lygiai taip pat, kaip su kojomis, tiesiog žengiu į priekį, tai lygiai taip pat su rankom tiesiog skoncentruoju, kad reikia moti, kelti rankas į viršų ir viskas pasikeičia. Tai žiūrėkime, dar kartelį, spaudžiu rankomis ir kas darosi? Stipriai spaudžiu ir toks slystu, bet sunkiai. O dabar kitas. Kai koncentruosiu tiesiog į mostą rankomis į priekį. Toks jausmas tarsi neliečia žemės, jos tiesiog sklendžia ore. O pokytis yra tas, kad aš tiesiog kojam žengiu į priekį, o rankom moju į priekį. Į viršų. Ir jokio spaudimo, jokio pasispirimo nėra. Tai tokie mažyčiai, lengvučiai dalykai. Visada į priekį ir aukštyn. Į priekį ir aukštyn. Ir dėl to atsiranda lengvumas. Tai čia yra apie čiuožėjo stilių, bet lygiai tas pats ir klasikiniam. Tai čia yra universalūs dalykai, kad mes visada galvojam tik į žengimą, tik į kėlimą, ne apie pasispirimą. Bėda tame, kad natūralūs savisaugos instinktai, refleksai nori spausti, kai pajuntam pasipriešinimą. Tai jeigu tokį pajuntam, sustokit, atsigaukit, bandykit vėl tą daryti lengvai. Dabar patarimai. Kadangi aš jums daviau tokius labai tikslius, konkrečius rekomendacinius patarimus, ką reikia daryti
per treniruotę ir iš esmės tokius dalykus, kuriuos rekomenduoju daryti pats mokindamas, dabar pabandžiau apibendrinti tokius bendrinius, kaip vertybės besimokinant slidinėti, kurios padeda tą išsaugoti. Ir tiesiog kartais, kai pasimetate, nežinot, ką darot, tai paklauskite savęs. Pirmas dalykas. Nereikia slysti. Ką reiškia nereikia slysti? Nereikia spausti slidės, kad jis slystų. Nes kas yra slydimas? Slydimas tai yra pasiekmė. Pasiekmė žingsnelio į priekį. Pasiekmė kritimo. Pasiekmė pasikabinimo ant lasdų. Ir ką tai reiškia? Kad jeigu aš susikoncentruoju į slydimą, aš natūraliai nebegalvoju apie tos procesus, kurie sukuria slydimą. Tai yra žingsnelis į priekį, pasikabinimas ant lasdų, kritimas, dėjimas ant slidę. Tai tiesiog nebandykite slysti, leiskite slydimui atsirasti pačiam. Tikiuosi išgirdot. Nebandykite slysti, leiskite slydimui atsirasti pačiam. Tai yra tiesiog pasiekmė. Ir vėlgi, pasikartosiu, čia yra kantrybė. Tiesiog reikia kantriai išlaukti, kada slydimas pats ateis. Ir žinokit, kad slydimas nėra jėga, o tai yra tai, kas susikuria savaime. Kad lengviau suprastumėt, tada, kur tą jėgą padėti, jeigu norite kažkur įdėti jėgą, tai galvokite, kad tai turi būti kaip investicija į potencialią jėgą. Iš esmės, kažkas panašaus, kaip veikia turbo elektrinės. Tai būna, kad kartą į bokštą užkeliamas vanduo dieną ir naktį krenta tiksliau. Vanduo užkeliamas į viršų ir vėliau tas krisdamas vanduo generuoja energiją. Tai lygiai taip pat su slidinėjimu. Mes turim įdėti šiek tiek energijos į tam tikrą procesą, kuris po to savaime padarys. Tai tarsi suspausti spiruoklę, o spiruoklė pati iššaus. Nereikia spirtis, reikia aukštai pakilti ir mano svoris mane pastums. Nereikia daryti čiuožės žingsnių ir spirtis, tiesiog reikia žengti į priekį ir mano koja pati atsispirs. Nereikia slidės stumti į priekį, tiesiog reikia ją dėti, atsistoti ir jinai pati slysta. Tai reikia galvoti žingsniu atgal. Ne tai, kaip anksčiau atsikelti iš ryto, bet kaip anksčiau atsigulti iš vakaro, kad būčiau pakankamai išsimiegojęs. Ir čia pirmas dalykas, kurį tiesiog reikia savo priminti. Antras dalykas. Judesius mes užprogramuojame. Technikos šiaip mes neišmokstame. Mes galime naudoti loginį mąstymą, kad suprastume, kas vyksta ir kaip tai vyksta, bet mes negalime visų šitų dalykų atsiminti ir vienu metu padaryti. Užtat ką mes galime padaryti, tai yra užprogramuoti judesius. Ir kaip jie programuojami, tai taip kaip programavime su kompiuteris parašomas kodas, tai čia reikia tą kodą parašyti bent 50 kartų, geriausiu atveju 500 kartų. Tiesiog pakartoti tą judesį taip, kaip mes norim, kad jis būtų 100 kartų, su poilsiu ir vėl pakartoti. Ir tada tas judesys tampa automatiniu ir nebereikia jo valdyti. O kaip jį užprogramuoti? Geriausia programuoti taip. Darau 15 sekundžių tai, ką darau naujo, stengiuosi ir po to nustoju tai daryti. Darau kažką kitą, pailsiu. Ir vėl 15 sekundžių pakartoju. Ir vėl nustoju. Ir vėl, ir taip 4-5 kartus. Kodėl 15 sekundžių? Paprastai po 15 sekundžių tiesiog nepavyksta išlaikyti koncentraciją, įsijungia automatiniai judesiai. O jeigu mes neturime jau automatinių judesių, tai įsijungia tai, ką mes turime kažką kitą, kuris netinka slidinėjimui. Ta taisyklė galioja bet kuriam sportui, bet kadangi kalbam apie slidinėjimą, tai vis tą komunikuoju. Tai negraužkite savęs, jeigu iškart nesigauna, tiesiog sakykite savo, kad aš dar savo kūnų neužprogramavau slysti. Ir jeigu tai su to požiūrėsite, tiesiog darysite judesius, kartosite, užprogramuosite teisingai daryti judesius, kūnas pats tai darys. Čia labai panašiai kaip įpročiai, taip judesiai yra valdomi. Na ir trečias dalykas, būkite komforte. Lengva pasakyti. Ką tai reiškia? Būkite komforte, reiškia, kad jūs turėtumėte jaustis saugus. Jeigu reikia kristi, bet baisiai bijote ir atrodo, kad toj prasikelsite lūpą, nosį arba dar kažką krisdami, tą aišku slidėte neslys, nes kūnas bus įstempęs, koja natūraliai dėsis į priekį, lazdas dėsis į priekį. Ir tai yra veiks instinktai, kurie yra savisaugos instinktai. O visas menas mokinantis yra tas, kad mes turime jausis komfortiškai ir
išjungti tos savisaugos instinktus, leisti savo kristi ir pajusti, kad aš slystu. Ir kai pajusti kelis kartus, kad slystu, ir savisaugos instinktai tiesiog ten daugiau nebeegzistuos ir galėsite slysti. Tai dėl to ir aš pasiūlau keletą pratimų, ką daryti, kad pasąmonė jausis saugi, galėtume suformuoti tą judesiuką ir po to tą judesiuką įnešti į techniką. Ir būtent paskutiniu dalyku aš netgi sugalvojau sudėlioti tokią kaip online mokymo video seriją, ir kuriame būtų paaiškinama tiesiog kaip namų darbai, ką reikia padaryti, tarkim, per vieną treniruotę, kokius pratimus, ir tie pratimai truputėlį įsivestų į tai, ką jūsų kūnas užprogramuotų pats, ir po to po truputėlį įsivažiuotume. Tai jeigu kažkam įdomu, tai tiesiog dėkit plius chatą, aš tada matysiu, kam tai yra aktualu, ir galėsiu vėliau naujienlaiškį išsiųsti, pasidalinti su daugiau informacijos. Arba irgi galit man tiesiog rašyti laišką, kad tikrai aš jūs turėsiu. Tai esmė, kad tiesiog turėčiau kontaktus, kam aktualu, ir galėsiu pasidalinti. Tai tiek. O dabar laikas klausimams, ir aš skaidrės išjungsiu, galbūt pamatysiu vieną ar kitą iš jūsų veidų ir pasitengsiu sakyti į aktualius klausimus. Ačiū už jūsų dėmesį. Mano vardas Mantas Trolė, lygumų slidininkas, olimpietis, minkštų įgūdžių treneris. Išjungiu skaidrės ir sustabdau įrašinėjimą. Taigi dabar tie klausimai, atsakymai, kurie bus atsakyti čia, liks čia. Privalumas tiems, kurie dalyvauja gyvai. Aš turiu klausimą, ar reikia tepti slides, kurios yra žvynelių tipo? Ne, nereikia. Reikia tik, turime tos stabdančių tepalų, ar ne, kur jau kalbame. Tai tuo tikrai nereikia tepti, nes jos yra žvynelių tipo. Nebent yra tik tas, kad slydimas. Jeigu kalbame apie tepimą, kuris yra slystamas to parafinu, tada taip, kad jinai tiesiog nebūtų baltas paviršius slidės. Tai dažnai mes kartais būna susipainiam, kad tepti gali būti klasikinės, tai kad galėčiau pasispirti. Ir taip, slidininkų žargonė tai tas vadinamas tepimas, bet tepti gali būti ir kad slystų, tai tas slystamas tepalas, kuris geriau slystų. Tai tokiu atveju slystumo taip tepti, kad slidės būtų blizgančios, juodos, plastikas būtų juodas kaip plaukas žvilgantis po dušo ir kondicionieriaus. Tobulą tai slidai. Jeigu truputėlį pabalusi, tai kaip oda sušalusi, praskilinėjusi, tai reiškia slidės slys prašiau. O tokiu atveju kaip stabdančių tep nereikia. Tikiuosi atsakiau klausimą. Taip, atsakėte, ačiū. Džiaugiuosi, Agne. Ar turime daugiau klausimų? Taip, trumpas klausimas dar. Klasikiniu stiliumis čiuožiant į kalną ir nuo kalno, bent jau aš kaip čiuožiu savo netaisyklingų, kaip išmokau, tai šiek tiek bandau, tarsi natūraliai gaunasi statomas slidė ant briaunos. Ar čia pas jūs tai irgi vyksta ant vidinės briaunos, tarkim? Taip, vidinė briauna ir geriausia būtų kulnas. Kulnas, ar svoris. ne? Taip, vidinio kulno svoris yra geriausias ir netgi tobulų atveju turėtų jausis, kad net pirštai remiasi į bato viršų. Tada reiškia, kulnas pilnai įsirėmęs. Bet teisingai, briauna, teisingai. Atsiprašau, sakykite. Tai tas galioja ir į kalną, ir nuo kalno, ir abiems stiliais čiuožiant. Tas galioja nuo kalno, nes tada Taip. briauna iš karto eina stabdymą. Į kalną irgi galima lipti vidinę briauną, kai labai lėtai lipame ir tiesiog mums reikia išgyventi, nenuslysti atgal į tą kalną lipti. Bet kada jau tampame greitesniais arba kalnas yra netoks status, tai tuomet dedam plokštumą. Taip. Ir žingsnio pabaigoje jinai perina į briauną. Tai ta plokštuma tiesiog pailgina slydimą, nes kol nuo plokštumos perina į briauną, tiesiog mano slydimas pailgėjo, gali iki poros metrų būti ilgesnis. O briauna tai yra ta saugi galinė fazė viso pasispirimo. Tas pats panašiai ir skate nesučiuožusi, tikriausiai taip, ar aš teisingai Taip, mačiau? lygiai dėsnis yra lygiai tas pats, su skate yra lygiai taip pat. Supratau, ačiū Jums. Prašom. Gražus įdomus klausimai, tai klauskite dar, jeigu turite.
Tada dar klausimas. Skate stiliumi tas ėjimas į priekį tarsi, tai tiesiog ir pagrindinis svorio centras tada ant tos einamosios, žengiamosios kojos. Laura, teisingai, Laura. Rita. Rita, atsiprašau, Rita. Ar galėtumėt pakartoti dar, dabar matau jūs, tiksliau jūsų vardą. Čiuožėjo stilium ant žengiamosios kojos nesujungiau dar iki galo. Svorio centras tiesiog ant jos ir pagrindinis svorio centras ir tokiu būdu ir vyksta tas čiuožimas, kad tiesiog koncentruojasi ant jo žengimas ir svorio centras ant jos, kaip išjungti smegenis nuo to atsispyrimo. Taip, tai iš esmės taip, jeigu aš spiriuosi, tai jeigu labai techniškai kalbėsim, tai aš tiesiog įjungiu kulną ir spaudžiu kulną, kuris pradeda stabdyti. Bet jeigu aš tiesiog žengiu į priekį, pėdutė, tai žengiu, tai tada svorio remiuosi priekinė pėdos dalim, kur yra sąnarys tarp pėdos ir piršto, ir tada tobulai prispaudžiu slidę, ir tai, kaip sako, svorio centras, spaudžiu tą slidę ir lengvai slysta. Toks lengvumas išlieka. Jausmas labai panašus kaip vaikščioti pakėlus kulną. Tai kažkas panašaus, kaip vaikštant su bateliais, ant batelių, su kulnais. Na, čia įsivaizduoju, ne tai, kad su jais vaikštau. Ir geriausias būdas tą padaryti, tai ne tai, kad pasistiepti ir kelti, bet tiesiog svirti, stumti kelius į priekį ir toks jausmas tarsi krentu kelias į priekį, blauzdos įsitempia ir pradeda kilti. Tai čia pati tobuliausia, lengviausia laikysena čiuožėjo stiliui. Ir slysta slidė ne ant plokštumos, ne ant jokių briaunų to skate stiliumi, ar ne? Taip. Jis slysta taip, ilgiausias, geriausias slydimas yra ant plokštumos, ant briaunos irgi slysta, nes briauna yra galutinė fazė. Čia tas pats kaip plokštuma, tai yra darbo diena nuo 9 iki 3, o briauna tai nuo 3 iki 6. Tai irgi yra slydimas, bet tiesiog smarkiai sutrumpintas slydimas. Tai pradintis paprastai būna nuo briaunos ir po to po truputėlį vis labiau plokštuma eina ir tada gaunasi, kad jau tampa ilgas slydimas. Ačiū. Prašom. Gerai, smagu, labai techniniai klausimai, man tokie patinka. Vakaras, Mantai. Norėjau paklausti, kaip tu renkiesi, kada slidinėti klasikiniu stiliu, o kada slidinėti laisvu stiliu? Ar tai, nežinau, priklauso nuo oro sąlygų, sniego sąlygų, ar tai tau visiškai lygus slidinėjimo stiliai ir priklauso tiesiog nuo nuotaikos? Ačiū, Jotas, net vardą nepamačiau, nespėjau. Juozas, mano vardas. Juozas, taip. Ačiū, Juozai. Tai gerai, jeigu taip žiūrėti iš sportininko pusės, kai esu laisvas nuo to, ko galiu rinktis, tai darau po lygiai klasiką ir čiuožėjo. Tiesiog 50-50 ir varžybos būdavo 50-50. O jeigu dabar esu tiesiog žmogus dirbantis ir mėgautis slidinėjimu pagal galimybės, o ne profesionalas, tai aš renkuosi klasikinį stilių tuomet, kai yra arba klasikinė vėžė kažkur padaryta specialiai, tai Vilniuje golfo laukuose, Ignalinoje trasose, Druskininkuose turbūt irgi padaryta būna. Ir jeigu tokios vėžės yra, tai važiuoju klasikiniu. Jeigu jį nėra pasinėm darytis pačiam, tai taip pat klasikiniu. O jeigu yra išvažinėta, kada plačiau ir suminta trasa labiau, čiuožėjų, tada galiu čiuožėjų irgi važiuoti. Nes čiuožėjai reikalauja tokio sumintos trasos kaip kalnų slidinėjime, kur būna plokščia. Kur ne tik per pusnį gali slysti, bet plokštuma visa. Tai pagal tą ir vertinu. Jeigu sniego nedaug ir galiu pasispausti važinėjai, bet jeigu dažnai sninga ir vienintelis, kur esu važinėjai, tai geriau klasiką išeinu. O jeigu daugiau žmonių susirinka, pavyzdžiui, Vilniuje Vingio parke su karatus, tai ten galima praktiškai visą čiuožėjai važinėti. Mintis yra tokia, tai pagal tą ir renkuosi, realiai pagal oro sąlygas. Tikiuosi, atsakiau klausimą, Juozai. Taip, ačiū. Aš kiek Vilniuje slidinėjau, ne vienoje vietoje pastebėjau, kad klasikinė stilium yra labai retas žmogus slidinėjantis. Ar tu irgi pastebėjai, kad žmonės, tie, kurie bent save laiko kažkokiais mėgėjais, sportininkais, labiau krypsta prie čiuožėjo stiliaus, o tie, kurie, nežinau, gal kažkokiuose miškuose ar už miesto bando slidinėtis bekelę, tie labiau prie klasikinio linksta. Vien dėl to, kad, nežinau, kiek kartų esate tekę būti, pavyzdžiui, golfo laukuose, tam pačiam Vingio parke,
labai retai būna žmogus klasikiniu stiliumi. Labai teisingai. Iš esmės tie, kurie pradeda, mėgsta daugiau klasikinių ir tokį komfortišką. O tie, kur daugiau sportuoja, atranda džiaugsmą čiuožėjo, nes vis tiek reikia įvaldyti jį. Ir, pavyzdžiui, bent jau pastebėjau prieš porą metų anksčiau, tai Vingio parke tikrai buvo daug žmonių, kurie važinėja klasiką, nes pradėjo. Bet po to tie, kur klasiką pradėjo, jie išmoko ir kitą stilių čiuožėjo. Arba tie pradedantis, kuriem patinka klasika, kitur slidinėti, nes galima klasiką bet kur važinėti. Ir gavosi tokia vieta kaip Vingio parke, tai kaip baseinė, kur susirinka daug plaukikų, atsiranda greitoji juosta ir ten, kur dar tik pradedantis plaukti net nenori lysti, nes ten labai daug veiksmo. Tai natūraliai klasikiniai slidinėtojai kažkur pasitraukia. Tai tendencija taip, tie, kur daugiau patyrė, jie čiuožėjai važiuoja, o toks klasikinis tarsi lieka kaip mėgėjams. Tai netgi, kaip pasakyti, Kanadoje girdėjau, kad klasika tai yra cross country skiing, vadinama, lygumų slidinėjimas, o čiuožėjai tai čia jau ne tas, čia yra profesionalų slidinėjimas, nes toks sutinkesnis. Tai tas visada egzistuoja, bet aš kaip profesionalas abu naudoju, man abudu patinka ir aš gebu abiem išsikrauti ir matau abiejų naudą. Pavyzdžiui, klasika labai gerai tiesiai nugarai ir subalansuoja rankų pusiausvyrą. Čiuožėjai tuo metu yra daugiau sunkesnis, daugiau raumenų reikalaujantis ir daugiau deguonies panaudojantis. Tikiuosi atsakiau. Atsiprašau, kad tiek laiko aš tavęs atimu, paliksiu ir kitiem užduot klausimus, bet man praeitais metais teko dalyvauti Švedijoje slidinėjimo maratone klasikiniu stiliu. Ir ten pastebėjau, kad praktiškai visas klasikinis slidinėjimas, bent toje trasoje, buvo tas vadinamas double polling, kur visą laiką naudoja tiesiog dvi lazdas ir krūtinę ir pilvo raumenim ir nugarą slysti. Kai šiaip aš daugiausiai slidinėjau tuo, kaip sakyt, kur viena koja, kita koja, viena koja, kita koja. Tai ar tas modernusis klasikinis slidinėjimas susikoncentravo dabar tuo tiesiog lankstymusi, o ne tiek kojų naudojimą? Įdomus pastebėjimas. Tai čia turbūt kalbant apie vazelopet arba kažką panašaus maratoną. Ten dalyvau, tai. Tai mintis yra tokia, kad šiaip profesionaliam sporte tai yra labai daug sunkių ir stačių pakilimų. Ir tas, kur po vieną koją yra neišvengiamas, vadinamas pakaitinis žingsnis, kur panašus į šiaurietišką vaikščiojimą. O masiniuose startuose, tiesiog kadangi dalyvauja labai daug žmonių, tai neįmanoma arba tiesiog per daug komplikuota padaryti tokį sutinką trasą, nes dauguma žmonių nelips, bus didžiuliai kamščiai, leidžiantis bus daug griuvimų. Ir masiniai startai yra šiek tiek švelnesni. Nuo ko ten netrūko, tai griuvimų. Taip, tai ir tai užteko. O šiaip pagal standartą, tai aukštam lygiui per 10 km, man atrodo, reikia veikti apie pusę kilometro aukštę varžybose, tiesiog profesionalam. Ten šiek tiek standartas paprastesnis. Ir kadangi sportininkai fiziškai sustiprėjo, technika irgi pagerėjo, trasos pagerėjo, tai sportininkai gali slysti su dviem lasdomis besipirdami ir į kalną. Ir kadangi jie slysta į kalną, kas tuomet nutinka? Tuomet nutinka taip, kad kai jie slysta į kalną, jie gali ir prarasti šiek tiek greičio beslysdami į kalną, bet kadangi jiems nereikia to tepalo, kuris lėtinas slidės, jie išlošia lysdamisi į nuokalnę. Ir dėl to atsirado tokie profesionalų naudojimas, toks taktinis strateginis naudojimas, kad naudojasi tiesiog dviem lazdom, nes gali slysti greitesnėm slidėm. Tik šitame yra rizika. Jeigu aš pavargsiu ir nebegalėsiu spirtis tuo į pabaigą, tai labai daug pralošiu visiems ir tiesiog nebus jėgų. Tai atsakymas tas, kad tas nėra nykstantis, bet tiesiog ta strategija naudojama ten, kur būna švelnesni pakilimai. Nors, jeigu teko dalyvauti, turbūt neatrodo, ten nieko švelnaus, bet palyginus su tuo, kas būna pasaulio taurėje arba pasaulio čempionate, tai ten pakilimai tikrai yra švelnus ir malonus. Nes tiesiog reikalavimas profesionaliam sportui yra pakilimus, kaip pasakyti, bendrą pakilimų sumą turi atitikti beros pusę kilometro per 10 kilometrų. Tai reiškia, kad visą laiką reikia kilt, leisti, kad surinkti tą aukštą. Tai dėl to taip ir yra. Tai klasikinis nedingsta, jisai toks, koks buvo, toks ir yra, bet tiesiog sportininkas sustiprėjo, inventorius pagerėjo ir atsirado tokia galimybė, kaip taktiškai veikti
greičiau sprintis tik 2 lazdomis. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Gerai, tai ar turime daugiau klausimų? Kol kas nieko negirdžiu. Aš matau komentaruose vienas klausimas yra. Taip, gerai, tai tada pasižiūriu tada paskutinį klausimą. Dėja neturiu gero ryšio, todėl sudėtinga būtų užduoti klausimą, bet domina dar kartą slidžių pasirinkimas, ar kūno svoris įtakoja slidžių parinkimą. Kiek klasika, tiek skate. Taip, ir svoris ir ūgis įtakoja. Tik tais mintis yra tokia, čia iš esmės reikia žiūrėti aprašymą ir paprastai būna pagal ant slidžių parašytas svoris, kokio reikia. Tai ką tai reiškia, kad ant slidžių paprastai būna nurašyta 5 kg diapazonas, tarkim, mano svoris 82, tai nuo 80 iki 85. Ir taip pat būna nurodytas pats ūgis, kuris tinka. Tai tas tikrai turi įtakos ir paprastai kuo didesnis svoris, tai tuo kietesnė slidė. Kuo aukštesnis žmogus, tuo ilgesnė slidė. Tai toks ir būtų. Na ir jeigu turim, tikiuosi atsakiau į šitą, jeigu turim dar kokį vieną klausimą atsakysiu ir tuomet jau baigsim šio vakaro susitikimą. Gerai, tai kol kas suprantu, kad tiek. Jeigu kils kažkokių klausimų, drąsiai galite rašyti man tiesiogiai ir pasitengsiu atsakyti į klausimus jums vėliau. O kol kas tiek. Ačiū visiems už dalyvavimą, gražaus vakaro ir gero, lengvo slydimo artėjančiam dienom. Tai tiek. Ačiū jums ir iki. Ačiū labai. Ačiū, viso gero.